Šiauliai – universitetinis miestas, kurio plėtroje aktyviai dalyvauja Šiaulių universiteto mokslininkai, studentai bei absolventai. Mūsų universitetas glaudžiai bendradarbiauja su Šiaulių banku. Mes čia atliekame praktiką, o baigę studijas tampame banko komandos nariais. Šiaulių banko ir Šiaulių universiteto abipusė sėkminga partnerystė gyvuoja ne vienerius metus. Kasmet bankas apdovanoja konkursą už geriausią projektą Šiaulių miestui ir verslui nugalėtoją, taip pat metų studentą. Ne veltui Šiaulių bankas buvo išrinktas prieš kelerius metus patraukliausių studentų darbdaviu Šiaulių mieste. Labai smagu, kad bankas manimi dar neturinčią patirties pasitikėjo ir suteikė galimybę įsidarbinti. Pradėjusi nuo žemiausios, taip vadinamos, pakopos, išmokau tikrai daug. Tai ne tik su bankininkystė susijusios darbo specifikos, bet ir bendravimas su klientais subtilybėmis. Visą tai be abejo vėliau pravertė man kylant karjeros laiptais. Ir visos tos žinios, kurias įgijau darbo banke pradžioje, o taip pat žinios, kurias įgijau studijuodama universitete, visą tai man praverčia ir šiuo metu užimamose pareigose. Daugelis jaunų žmonių nežino, ką dirbs baigę studijas. O mūsų studentai ir absolventai turi plačias pasirinkimo galimybės. Viena jų Šiauliuose įsikūrusi įmonė Kalvis. Aš esu Andrius Černiauskas, baigė Šiaulių universitetą, socialinių mokslų fakulteto, magistro laipsnį turiu. Mūsų UAB Kalvis gamina kieto kuro katilus ir čia dirba daug baigusių absolventų ar bestudijuojančių. Praktiškai apimam visus fakultetus Šiaulių universiteto, kur dirba mūsų specialistai, nes visko reikia. Sakykime, vadovavimas, tai generalinio direktoriaus pavaduotojas, tai ir pardavimuose, kaip ir aš pardavimų direktorius, katilus gaminti reikia sukurti idėją. Tai yra konstrukcija. Turime vedantį kieto kuro pramoninių katilų konstruktorių, tai yra Šiaulių universiteto magistras. Sukūrus gaminį reikia būtinai parašyti technologiją, kaip jį gaminti, su kokiom staklėm, kokia įranga. Tai čia atlieka technologai. Žinoma, reikia ir paskaičiuoti, kokias savikaina, kokią kainą. Ar apsimoka mums jį leisti apskritai į rinką. Čia jau padeda socialinių mokslų fakultetas. Sukūrus gaminį reikia jį pagaminti. Tam reikia meistrų kontrolierių. Tai irgi, vėlgi, mūsų universitetas tai padarė. Kaip matote, mūsų produkcija gaminama su labai tiksliomis aukšto lygio programinėmis staklėmis. Būtinai reikia parašyti programas ir čia jau padeda technologijos fakultetas. Pasinaudojant šitą unikalią situaciją, aš linkėčiau Šiaulių universitetui įkurti šilumos energetikos katedrą, kuri ugdytų specialistus, gebančius dirbti mūsų įmonėje ir kad galėtų tobulintis mūsų laboratorijose. Mano socialinės gerovės ir negalės studijų fakultetas universiteto kontekste išsiskiria savo unikalumu. Viena iš mano fakulteto iniciatyvų – įvairios akcijos, skatinančios universiteto, bendruomenės ir žmonių su negalia ryšius. Mano fakulteto stiprybė – praktikos, kurios prasideda jau pirmame kurse. Tai padeda mums dar kartą įsitikinti savo pasirinkimu.